sumas, kurias jūs vardinate, tai yra didžiuliai pinigai. Ir žmonėm, kurie mus klauso, tai sako, wow. Bet kuomet tokie pinigai įkrenta į sąskaitą, ar visi moka su jais susitvarkyti? Nes tai yra didžiuliai pinigai. Nu taip, aš manau, mūsų žvaigždės gauna turbūt arti tiek, kiek Lietuvos prezidentas. Aš galvoju apie pinigus, tai kad statybos specialistai nėra kažkuom išskirtiniai, lyginant su kitais gerai uždirbančiais žmonėm, kai kalba eina apie pinigų valdymą. Tai greičiausiai nieko ypatingo čia jie nedaro. Daugelis, matomai, išleidžia pinigus ir gyvena nuo algos iki algos. Kažkiek procentų turbūt taupo, investuoja. Turim vieną darbuotoją, seną gerą darbuotoją, Vadimą. Jisai, pavyzdžiui, jau kelinti metai po darbo domisi investavimu, žiūri kažkokius mokymus, siejo seminarus. Tikrai žiūri rimtai į tuos pinigus ir jisai turi tikslų ir jų siekia. Mhm. Va, bet yra tokių žmonių, kurie turi antstolius. Kai kurie pas mus prisijungia turėdami antstolių, turėdami kažkokius senų skolų ir išvažiuoja į užsienį tam, kad tas skolas greičiau padengti. Tai tiems, kas turi antstolių, mes irgi teikiam paslaugą, sutvarkom jų dokumentus su antstoliais, kad būtų nuimti areštai, galėtų jie naudoti savo banko sąskaitą ir tiesiai antstolę mokam nedidelę dalį jo atlyginimo ir tokiu būdu per kurį laiką jis padengia tą savo skolą. Jūs, galima sakyti, ir padedat suvaldyti finansus savo darbuotojams. Nu, kiek žmogus nori, padedam. Jo. Ne visi nori, ne visi turi pakankamai žinių ypatingai apie antstolius. Jie mano, kad antstolis yra visagalis ir gali daryti su jų sąskaita ir gaunamais pinigais, ką nori. Iš tikrųjų, antstolių, tai, ką gali daryti antstoliai, yra ganėtinai apribota įstatymų tvarka ir jeigu pateikiami dokumentai, viskas tampa daug paprasčiau. Mhm. Taip. Bet šiaip nesikišam į žmonių finansinį gyvenimą.